Emocijų tai visada jų daug buvo, ypač per rungtynės, aišku, gal dar grįšim per rungtynių, bet aišku, kai pralaimi, kokios tos emocijos, aišku, prastos emocijos, bet galbūt kaip tik gerai, aišku, skambės juokingai, bet galbūt kaip tik čia mums pamoka į ateitį. Tai vat, kiekvienas pralaimėjimas kažkokia duoda pamoką, tai gal tikiuosi pasimsim iš jos kažką. Nepamenu tiksliai kiek laiko, bet rungtynių pradžia, pirmoji kėlinio pusė, tokia pakankamai vangoka iš abiejų komandų atrodė, trūko gal greičio kažkiek. Pirmas varžovų įvartis, atrodo, ir jūsų komanda pažadino, tada jau ir kovos daugiau buvo, ir atrodo, jau bandymas buvo atsakyti ir į varžovų kontaktą. Jo, susidūrėm, aš manau, su labai stipria fiziškai komanda, buvo gerai taktiškai pasiruošę, labai kybus, kai kur gal biški viršijo tas leistinas ribas, bet čia jau mūsų problemos, bet labai tikrai kibi komanda, sunkiai sekėsi rasti kelių prie varžovų vartų ir dėl to tokios gavosi komandos. Viena komanda gynėsi, ieškojo kontratakų, ką surado, mes stengiamės kontroliuoti kamuolį ir ieškoti savo momentų, aišku, labai sunkiai sekėsi tas. Bet pirmam kėliny buvom susikūrę, manau, porą trejetą momentų, jeigu būtume įmušę, gal pirmi būtų gal pasikeitęs vaizdas, o varžovai labai gerai gynėsi, sakau, dar kartą pasikartosiu ir išnaudojo kontrataką savo. Ir aišku, jeigu kalbant apie antrą kėlinį, irgi išėjom nusiteikę, bet tas apmaudus įvartis, manau, gal ir čia dar labiau mus, kaip pasakyti, nuliūdino ir ta nuotaika jautėsi aikštėje, kad sunku jau bus. Pastaruoju metu daug tokių keitimų, kurie galbūt nebuvo planuoti. Pavlovičius antras rungtynes iš eilės keičiamas po pirmo kėlinio, vidurio gynėjų rokiruotės, ko gero tai simbolizuoja, jog ne visi žaidėjai yra 100% sveiki. Nu, dėl Pavlovičiaus, tai pasakysiu taip, jisai buvo ilgą laiką traumuotas, tai jį po truputį įvedinėjom, o dėl vidurio gynėjo, tai mums reikėjo taktinių sprendimų, nes mes atsilikinėjom, mums reikėjo labiau mobilių gynėjų, tai va, dėl to. Eivinas Černiauskas gavo šiandien ir raudoną, buvo pašalintas, buvo labai piktas. Ne pirmi metai kartu su juo, ar esat matęs savo kolegą tokį piktą? Tai iš tikrųjų mačiau ne kartą. Jo, tai buvo praeitą sezoną, aš irgi jau vadovavau komandai su Panevėžiu, tai čia man nebuvo pirmas kartas, tai manau nieko čia kažko tai naujo.